Sveiki, mėlyjeji, esu Armas Rudaitis. Šiuo metu su komanda mes jau ruošiamės naujo dokumentinio filmo kūrimui. Prieš kurį laiką man paskambino prodiuseris Simonas ir sako, kuriam filmą apie Algimantą Jucevičių. Algimantas Jucevičius daugybę metų rengė snaigės žygius, įvairias pažintinės keliones, pats yra apkeliavęs visą pasaulį, bet gal net svarbiausia ne tai, o būtent tai, kad jis būrė žmonės aplink save, jo paties žodžiais tariant, jis kviečia visus išeiti už savo namų sienų ir pamatyti, kokia graži gamta aplinkui. Su Algimantu Jucevičium keliaujant tikrai pamatai ne vien kalnus, bet ir pamatai tą kultūrą. Jo dėka tiesiog visos durys atsiveria. Algimantas Jucevičius yra lyg koks neoficialus Lietuvos ambasadorius Centrinės Azijos šalims. Tadžikijoje jį visi vardu pavardę žino. Ta prasme, jis veda žmonės ne tik tais tuo, kad jis parodo pirštu, kad reikia lipti kalną. Jisai pats kabina virves, moko technikos ir panašių dalykų. Šį video jūs taip pat stebite per savo didesnį ar mažesnį kino ekraniuką ir kažkur tai pasislėpę savo namuose ar kažkur mieste, bet kartais yra labai svarbu išeiti už šitų namų sienų ir pamatyti, kokie gražūs dalykai dedasi aplinkui. Noriu sukurti filmą apie Algimantą Jucevičių dėl dviejų priežasčių. Pirmoji tai, kad atskleisti žmogaus portretą, kuris paskyrė visą gyvenimą ir toliau aktyviai tai daro kilniam tikslui. Ir antroji priežastis, tai noriu supažindinti žmonės su kalnais ir paskatinti būti aktyvesnius, judėti ir galvoti ne tik apie save. Kinas yra vienas iš brangiausių menų, vienas iš pačių brangiausių malonumų. Ir šiam filmui sukurti, šią idėją įgyvendinti, mums reikia jūsų pagalbos. Mes renkame 12 000 eurų tam, kad galėtume iškeliauti kartu su Algimantu ir užfiksuoti kelionę. Šis filmas, esu įsitikinęs, yra vienas iš tų, kuriuos būtina sukurti čia ir dabar, nes vėliau gali būti per vėlu. Tikiuosi, kad prisidėsit ir pasidalinsit šio video. Ačiū Jums. Ačiū!